Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Tomas Ragauskas, iš mūsų Burger Fiestos, nuostabios šventės, kurią surengė Maisto klubas. Ir šiandien, ne veltui, tai yra Burger Fiesta, pasigaminsim superinį burgeriuką, kaip jį patobulinti ir padaryti truputį kitokį, truputį skanesnį, intensyvesnį ir nustebinti savo svečius namuose. Ir dabar pradėkim nuo mėsytės. Turiu maltos jautienos, malta jautina 100% jautina ir kiaulienos dešrelės. Tai yra koncentravęsis, sultingas, su prieskoniais skonis. Aš tiesiog iš žarnos išimu mėsą. Dažniausiai maišau kokią 30% kiaulienų, 70% jautienos, tam, kad kiauliena duotų riebumo, sultingumo. Tada prieskonių mišinukas. Garstyčių grūdeliai. Česnako granulės. Svogūnai džiovinti. Šiek tiek petražolių, raudonos saldžios paprikos, raudonėlis. Kaip matot, prieskonių gama pakankamai plati. Bazilikas, bet šviežias bazilikas. Druska. Ir šiek tiek raudonėlio, taip pat šviežia. Raudonėlio dėjau ir prieš tai, bet jis buvo džiovintas, šviežias. Jį pagyvins, suteiks daugiau aromato. Rudasis cukrus, kuris padės karamelizuotis mūsų mėsytei. Turbūt visi aplinkui galėtų užuosti. Mano kolega įsijuosęs kepa mėsainius Burger Fiestai, bet aplinkui, manau, visi užuodžia šitą aromatą, ką maišau aš. Taigi, mūsų prieskonių mišinukas mėsytei yra labai svarbi viena sudėdamoji dalis, kurią turbūt jūs žinot, pilkit visada truputį vandens, tam, kad būtų sultingesnis jūsų mėsainis. Jokių kiaušinių, nemaišykit, natūrali mėsytė. Turbūt dažnai pastebėjot, kad kai kepat mėsainį, jeigu jį kepate iš karto, padarė mėsos paplotėlis traukiasi, pasidaro perpus mažesnis. Jį reikėtų palaikyti minimum valandą 2 šaldytuve, tam, kad jisai susistovėtų. Mėsos paplotėlis į šaldytuvą ir mes keliaujam toliau, pasiruošim kitas sudėdamasias dalis. Pasigaminkim dabar savo naminį barbekių padažiuką. Pomidorų padažą naudoju su pomidorų gabaliukais. Grūdėtos garstyčios. Česnakas. Ar žinojot, kad česnakas skirtingai nuo to, kam jį naudojat, kokiam patiekalui, reikia skirtingai pjaustyti. Truputį stambesni, didesni gabaliukai, kubeliai turėtų būti, jeigu kepam jūros gėrybės, žuvį, tam, kad česnakas nespėtų sudegti ir atiduotų savo puikų skonį ir aromatą. O jeigu mes naudojam, kaip šiuo atveju padažui, mes jį susmulkinam labai smulkiai. Taigi, česnakai, Kolčesterio padažas, balzamiko actas ir rūkyta paprika. Viską gerai išmaišom. Ir visiškai kitoks, naujai atrastas pomidorų padažas, kuris puikiai tiks prie mūsų ruošiamo mėsainio. Dabar pasiruošim kitokį marinatą mėlyniesiams svogūnams. Taigi, pirmiausiai turiu vandenuko, obuolių actas, truputis balzaminio acto, rudasis cukrus, maltas muskatas, lauro lapai, maltas kuminas, indiškas kmynas ir truputis raudonėlio. Viską užverdam ir užpilam svogūnus karšto marinatų. Dabar pasiruošim šoninės viskio džemą. Taip aš jį pavadinau. Turiu šoninės. Ji yra suskrudinta taip, kad riebalai visiškai išvarvėja. Aš ją susismulkinu. Kelios skiltelės česnako. Šįkart smulkinam truputį stambesniais kubeliais, kad išliktų česnako skonis. Mėlynieji svogūnai. Viskis, balzamiko actas ir rudasis cukrus. Visas sudėdamasias dalis sudedam ir verdam minimum 30 minučių ant labai silpnos ugnies, nuolatos pamaišant, jeigu reikia, įpilt šiek tiek vandens. Ir turėsit superinį šoninės džemą, aš jį taip pavadinau. Jis galios pakankamai ilgai, stovės labai ilgai jūsų šaldytuve
ir visada galėsit pagardinti savo mėsainį. Dar panaudosim vieną sudedamąją dalį, kurios jūs turbūt nesitikėjote iš mano mėsainio. Tai bus krevetės. Krevetės reikia nusilupti. Pradžiai nuo kojelių ir lengvai žemyn. Lukštas nusiema labai lengvai. Dabar kepsiu kartu ir su galvom, bet šiaip įprastai tiek lukštus, tiek galvas jūs galite susidėti į maišelį, susidėti į šaldiklį ir pasidaryti ypatingą sultinį, nes krevečių lukštai turi labai daug skonio, kurio mes dažniausiai nepanaudojam, išmetam iš šiukšlių dėžę, bet verdant sultinį, sublenderiavus, perkošus per setelį turėsim superinį krevečių skonį. Vienam mėsainiui naudoju maždaug 3 krevetės. Truputis aliejaus, druskos, saldžios maltos paprikos, česnako granulių, raudonėlio. Viską gerai išmasažuojam. Krevetės paruoštos, gali keliauti ant griliaus. Virtos šviežios bulvės. Be druskos, be nieko. Keliauja ant griliaus ir apskrunda. Kuo labiau apskrusti turi odelę tam, kad nuo apskrudusios odelės bulvės įgys dar papildomą skonį. Kažkas panašaus, kaip turbūt daugelis vaikystėje laužę kepdavot bulvės žarijose. Tai labai panašus variantas. Tai, na ką, turim viską pasiruošę, dabar belieka sudėti į lėkštę ir paskanauti, ką mes čia turim. Bandelę paskrudinau, reikia patepti sviestu, sviestą galite maišyti su aliejum. Ant vienos bandelės pusės dedu mango majo majonezą, daumantų. Ant kitos pusės savo barbekių padažiuką su pomidorų gabaliukais, keli salotos lapai. Marinuoti svogūnai su muskatais, kuminu, mėsos paplotėlis, mano šoninės džemas, tigrinės krevetės. Mes jūsų ieškosime, kad jūs tikrai norite dalyvauti. Taip pat ant viršaus kaip dalyviai, tai yra karvė ir persveigiam, greičiau bulvės tiesiai nuo griliaus, pateikti savo persipjaunam, burgerius. Na, o šito dalyko vertintojas bus tikrai lengvai įdomus žmogus. Raudonėlis, O įdomus nepasakosiu, nes jisai visą tai papasakos scenoje. druska stambi, Pakalbės lygiai taip pat šią temą. česnako granulės Burgerių šiandien. ir tai, ko jūs dažniausiai nedarot su savo bulvėm, konkursas citrinos sulčių ir pakankamai gausiai. Skanaus. Skanaus. Tai visai netrukus scenoje.